prie paslaugos tiesiog prijungiam. Ir tada, kai jie pamato, va taip naršo, ant tiek neįdomu, nes naršo telefonė, va taip. Copywritingas yra efektyvus tada, kai tu žinai, ką komunikuoti. Bet apie pozicionavimą mažai kas kalba. Pozicionavimas tai būtų labiau išgryninimas unikalumo. Jeigu tu nieko neturi unikalaus, tada reikia jį sukurti. Kaip nekalbėti, kad mes kokybiškai dirbam. Mūsų kokybiškiausias yra produktas, fainiausias, ilgiausias, ploniausias ir panašiai. Tu turi būti ant tiek geras savo nišoje, kad turėti tą žinutę, ką tu iškomunikuoji klientui, kad nurašytum į konkurentų paspaudimus, pavyzdžiui, nurašytum į nuostolius, bet tau būtų pelninga gauti klientą, kuris ateina. Ir aš turiu ne vieną tokį, kuris išklausęs kursą, sako, tai palaukit, čia tiek daug darbo, čia aš turiu viską daryti. Sakau, jūs galite nedaryti. Konkurentai padarė. Tie, kurie yra aukščiau jūsų, jeigu mes kalbam apie SEO, jie padarė namų darbus. Ko galima tikėtis? Jeigu tai biudžetas yra, nežinau, ateina žmogus, sako, 100. Jeigu mes Lietuvoj, neįmanoma. Jeigu Lietuvoj 500, ar tai SEO, ar tai Facebook reklama, kažką tikrai galima padaryti. Facebook reklama, YouTube reklama, video yra pigesnė nei baneriai. Baneriai, bet kas gali pagaminti? Video sudėtinga pagaminti, brangiai kainuoja, bet už tai paspaudimai, parodymai kainuoja mažiau. Vienas iš kriterijų, apie kurį mažai kas kalba, dėl ko vidinis optimizavimas yra svarbus, vienas iš kriterijų yra, kad tu parodai Google'ui, kad tu nešvaistai jo resursų. Kodėl? Tai geriau ateit pas Easy SEO ir jūs padarot ir Facebook'ą, ir Google, ir SEO, ir dar pozicionavimą padeda išgrynint, ir jeigu jau nenori, dar ir copywritingą padarysit. Vladimirai, kokią problemą sprendė kokiem žmonėm? Kadangi mes esam rinkodaros agentūra, turim komandą, pas mus yra programuotojai, copywriteriai, turinio kūrėjai, SEO specialistai, aš kaip vadovas susikuria tinklapį, nori rezultatų, kažką padaro, kažką kažkur girdėjo, labai daug pasenusios informacijos internete, nori rezultatų, kažką daro ir nežino, kodėl nesigauna. Tai vienas iš būdų eiti pačiam mokytis, kitas būdas galima parašyti, paskambinti man, susiekti ir aš galėčiau bent preliminariai pasakyti, identifikuoti, kame yra problema, kodėl nėra pardavimų iš tinklapio, kodėl Google paieškoje nesimato, kodėl Facebook reklama neveikia. Galiu pažiūrėti, identifikuoti problemą, parodyti, klientas gali toliau pats spręsti ją arba gali pasilikti su mumis. Kokios problemos išsprendžiamos arba neišsprendžiamos? Neišsprendžiamus. Už labai mažą biudžetą padaryti iš tinklapio, kuris buvo sukurtas, sakykim, tragiškais metodais, sukurti gerą tinklapį. Gerai, apskritai, kokios dažniausiai daromos klaidos, kad žmogui nekonvertuoja arba nėra tų pardavimų, kurių norėtų? Dvi bus pagrindinės klaidos. Tai, kad nėra išgrynintas kažkoks unikalumas, nėra USP vadinama, special offer, pasiūlymo nėra išdirbto, nėra unikalumo, galim taip apibendrinti. O kitas dalykas yra nepakankamas biudžetas reklamai, niekas nežino apie tą verslą arba tą paslaugą, apie tą produktą. Ir čia yra dvi pagrindinės problemos. Nes jeigu tu esi žinomas, iš tavęs gali pirkti, bet jeigu tu esi nežinomas ir neturi nieko unikalaus, tai labai sunku prasimušti. Kiek teisinga ta taisyklė, kad reikia minimum 7 kartus pa žmonės pasirodyti akiratį, kad bent jau atpažintų? Taip, čia yra tas tradicinis požiūris į marketingą, kur turi būti 7 prisilietimai, 7 kontaktai, kontakto taškai. Jie padeda parduoti arba tapti žinomu ir pasirodymas ekrane YouTube vienas iš kontaktų yra. Kitas būdas, kaip sakykime, čia būtų ir rekomendacija iš manęs, visiems nesvarbu, ką jūs darote, esate advokatas, esate turinio kūrėjas, kurti turinį YouTube, kurti turinį į tekstinį formatą, tiesiog į blogą, turėti savo turinį ir rašyti apie savo problemas ir kaip jūs sprendžiat savo verslui problemas. Savo verslo ir klientų problemas. Turėčiau pasakyti taip, savo segmento problemas. Taip. Parodyti tą ekspertiškumą. Taip. Kas yra pačiam gera rekomendacija? Gera rekomendacija tokia atveju būtų žmogus, kuris pasimetęs, turi kažkokį verslą, žino, kad potencialas yra, bet negali išspausti, pavadinkim, rezultatų. Rezultatų, jeigu tai yra paslaugos, nėra užklausų, nėra pardavimų. Tada būtų arba nekonvertuoja užklausos, ne? Jeigu nekonvertuoja, taip, galima apie tai kalbėti, bet jeigu tai reiškia, kad jis gavo užklausą
ir tada jis nekonvertuoja. Tai čia reikėtų jau žiūrėti, kodėl nekonvertuoja. Greičiausiai jis niekaip nesiskiria, neturi nieko unikalaus ir klientas, kai neturi prie ko, pavadinkim, prikipti, prie kažkokių savybių, tada lygina tik tai kainą. Ir čia konkuruoti pagal kainą yra prasčiausias būdas, nesvarbu, ką tu darai. Tai čia tas yra išskirtinumo ieškojimas, ta unikalaus pasiūlymo patikimas. Ir čia būtų gera proga pakalbėti apie pozicionavimą. Kas yra pozicionavimas? Man pačiam asmeniškai labai patinka šitas požiūris ir jis yra, mažai apie jį yra kalbama, tradicinė marketingė, kalbama šiek tiek apie unikalumą, apie USP, bet apie pozicionavimą mažai kas kalba. Pozicionavimas tai būtų labiau išgryninimas unikalumo. Jeigu tu nieko neturi unikalaus, tada reikia jį sukurti. Yra ten ar iliustracija, ar video, ar kažkas pakeitė logotipą. Ir realiai niekas nepasikeičia, ne? Tai reikia vertybinį klausimą spręsti. Būtent, ir jeigu tai, pavyzdžiui, yra paslaugos pardavimas, tai turi būti kažkas unikalaus toje paslaugoje. Ir net santechnikas gali išsiskirti. Santechnikas, tokia profesija, kad atrodo, kaip tu gali išsiskirti iš kitų, bet tikrai yra būdų, jeigu tu esi apdailininkas. Kodėl aš kalbu apie apdailą, turiu patirties šitame versle, pats turėjęs, net tokioje nišai, kai tu esi, atrodo, apie ką čia man kurti turinį, kaip aš galiu išsiskirti, aš toks pat kaip ir visi. Realiai ne. Tikrai yra tų išskirtinumų, tik tai reikia atrasti arba sukurti. Vien edukavimas, nuolatinis ir dalinimasis know-how klientų objektuose jau yra išskirtinumas, nes kiti to nedaro. Pasitikėjimas. Pasitikėjimo klausimas. Jeigu žmonės tave mato, kaip tu dirbi, per tai tu gali transliuoti savo vertybės. Paimkim tą patį santechniką. Tikrai, kad tu gali sukurti tą turinį, ką daryti, nežinau, bėga vanduo, ką daryti tokia atveju, kaip pačiam susitvarkyti, nežinau, boilerio remontas, ne? Ar tu gali pats sutvarkyti, arba kur kreiptis ir į ką atkreipdėmėsi, kai tu perki tą paslaugą kažkokią santechniką. Žmogui tu jau būsi kaip ir kažkur matytas. Jau atpažįsti, jau giminė beveik. Taip, per tokį turinį arba per tokius patarimus gali sukurti, tam tikrą arba priartėti prie pasitikėjimo, kur žmogus ieško, ypatingai elektrikas. Tu iš bet ko nenorėsi gauti, sakykim taip, viso namo instaliacijas iš savo mokslo. Iš specialisto. Norėtum iš specialisto. Tai Easy SEO, ką jūs padedat sugeneruoti žinutes, išgrynint, ką reikėtų, kaip komunikuoti? Jeigu kalbame apie pozicionavimą, man asmeniškai patinka dirbti su tokiais klientais, kurie jau turi kažkokį unikalumą. Jeigu neturi, bet žino, kad nori išsiskirti, galima pereiti. Čia yra labai sunkus kelias. Dėl ko sakau sunkus? Labai daug laiko reikalauja, man reikia kelių mėnesių, labai daug bendravimo su klientu, labai daug išgertos kavos. Tai rinką minimum pažint, į klientų jų batus įlipt. Taip, pavyzdžiui, baigiam dabar pozicionavimą vienam klientui, kuris jo pagrindinės prekės yra durpių substratas. Visiškai man nežinomas produktas ir reikia išmokti viską apie substratus, kad išgrynint tą žinutę, išgrynint produkto unikalumą ir pradėti konkuruoti su pasaulio lyderiais. Pavyko? Klientas buvo labai patenkintas ir aš tikiuosi, kad man pavyks gauti irgi iš jo video atsiliepimą. Yes. Nes video veikia. Nes video atsiliepimai, kiek aš žinau, minimum, jeigu yra 5, tai yra dar vienas toks riebus pliusas pasitikėjimo link. Pasitikėjimo klausimas. Jeigu žmonės nemato gerų atsiliepimų, kokioje nors platformai, ne jūsų tinklapyje, nes savo tinklapyje tu gali parašyti bet ką. Visi skaitai. Bet kai yra video, kai yra ne aktoriai, kai yra tikras žmogus, tikras klientas ir jis pasakoja patirtį, tai gali būti 10 sekundžių, tai gali būti 1 minutė, tai gali būti net atsiliepimai, nesvarbu kažkur parašyti, bet žmonės tikrai mato tikrą atsiliepimą Google platformoje, Facebook platformoje, tikrai gali atskirti užsakytą mokamą atsiliepimą nuo tikro. Man tai labai padeda, nors čiužinių temoje tai man buvo labai sudėtinga į klientų miegamą įsiprašyti, kad jie mūsų čiužinio padarytų, bet tie video, aš juos turiu kokius dabar 5, man atrodo, jie padeda jau eilę metų, nes tų žmonių reputacija yra jau irgi, jie gerą padarė atsiliepimą. Tai dabar SEO ir pozicionavimas, kaip jie tarpusavį koreliuoja, kaip žmogui padeda. Ateina SEO, čia jau pozicionavimo klausimas, atrodo, apie ką, kodėl, už ką man.
Kaip veikia pozicionavimas ir SEO, kurioje vietoje kas yra pirma. Tai reikėtų žiūrėti. Turbūt pradėti nuo to, kad pozicionavimas yra aukščiau strategijos. Dauguma nori kažkokio rezultato, bet neturi strategijos. Jeigu neturi strategija, apie ką mes kalbam? Kaip generuosi užklausos, kaip pritrauksi lankytojus. Su kokia žinutė? Taip, paskui yra žinutė. Kai jie pamato kažkokį tavo produktą ar tavo paslaugą, vėlgi grįžtam prie to žinutės. Toks pat kaip ir jis. Tai pakeisi logotipą ir realiai tas pats, kokybiškai, greitai, fainiai, ilgametė patirtis. Taip. Mes dirbam tiek metų, kokybiškai dirbam, mes profesionalai. Mes ir nieko naudingų klientai. Tai va ta žinutė, jeigu tu jos neturi, bet kaip ją išgryninti, tą žinutę. Kaip nekalbėti, kad mes kokybiškai dirbam. Mūsų kokybiškiausias yra produktas, fainiausias, ilgiausias, ploniausias ir panašiai. Nes jeigu jis yra ir greičiausias arba ploniausias, tai yra laikina. Konkurentas tave gali pavyti. Bet jeigu tu esi išgryninęs savo unikalumą, kur konkurentai tikrai užtruks laiko pakartoti, ką tu darai, arba jis techniškai negalės to atlikti, arba tiesiog negalės įgyvendinti tokios, pavadinkim, geros kokybės aptarnavimą. Vėlgi, visą laiką reikia kalbėti apie, kas yra ta kokybė, iš ko susideda. Ko gali tikėtis klientas? Tas, kuris perka paslaugą, būtent ką jis gauna. Kokią vertę sukuriam? Taip. Ir jeigu mes kalbėsim apie čiužinius, tikrai čia reikėtų kalbėti ne apie tai, kad čiužinys yra kokybiškas, o apie tai, kad yra kažkokios charakteristikos. Pavyzdžiui, čiužiniai, ne? Yra garantija kažkokia. Galim čiužinį pakoreguoti. Po pagaminimo. Čia yra labai stiprus unikalumas, nes aš niekur nesu girdėjęs, ne pirmą kartą jau tu man minėjai, aš niekur nesu girdėjęs apie tokią paslaugą ir net tu man minėjai, kad tu gali tą čiužinį ir išvežti, kažką ten, nežinau, kažkokią magiją padaryti. Vietoj? Mes vietoj netgi, kad žmogui netgi būna kitą kartą kelias kombinacijas susivežam tam, kad turėtų netgi galimybę vietoj, jeigu kažkokį turi rūpestėlį, iš pojūčio pusės. Tai mes galim tas simulacijas daryti jau ant esamos lovos. Tai paimam šitą žinutę ir klientas turėdamas omenyje, kad palauk, aš čia galiu kažkokį čiužinį nupirkti, o čia, sakykim, pavyzdžiui, aš neišmanau, toks pat, bet jeigu ką, man kažką pataisys, viskas yra taip pat. Tai čia pozicionavimas reiškia taip, kad jeigu aš garantuoju, kad džiugins, tai čia yra mano pozicionavimo žinutė. Labai geras klausimas, ne kad garantuoja, bet ar žmogus patikės tomis garantijomis. Tam yra video klientų atsiliepimai visą. Taip, čia yra tam, kad, kaip pozicionavimas gali padėti parduoti. Bazė, visiškai bazė. Klientas ieško kažko, čiužinio, paslaugos, advokato paslaugos. SEO paslaugų. SEO paslaugų. Ką jis daro? Jis suveda SEO optimizavimas į paiešką ir kažką mato. Yra rezultatai, sakykime, 10 ir renkasi. Jam patiko, nežinau, 5 konkurentai, 5 kompanijos arba 5 čiužiniai, gamintojai, pardavėjai. Jis atrinko ir paskui iš tų 5, ką jis daro? Eliminuoja. Po vieną braukia. Atmetimo būdu. Taip. Pozicionavimas tokiu būdu padeda atsidurti finale. Jeigu esi 5 pozicijai. Svarbu, kad tave atrinktų. Jeigu tavęs nematė, neturi šansų, kad iš tavęs galėtų rinktis. Čia kaip į pasimatymą nenueinu, minimum žmona netapsi. Taip, tu turi būti matomas. Paskui, kad tu patektum į atranką. Po atrankos patektum į finalą, kur renkasi dažniausiai tarp 2-3. Ir ten gali sulošti tie unikalumai. Tai visą laiką, jeigu tu turi kažko unikalaus, pavyzdžiui, kaip paslauga su čiužiniais, man tai būtų kaip argumentas. Kad, palauk, jeigu man yra svarbus, jeigu tu su savo žinutė pataikai į skausmą, į poreikį, tada tu gali praeiti visus atrankos etapus, atsidurti finale ir tada jau analizuoja, kaip man dasukti pardavimus. Tai tavo užduotis yra viena iš užduočių išsigryninti tuos klientų skausmus ir juos išgryninti ir tada jau juos komunikuoti. Tikrai taip, istorija. Tikra istorija. Atrodo, kas čia tokia. Turime mūsų bendrą pažįstamą Dianą. Gamina auksinės iškabas. Sako, ką čia aš galiu pasakoti apie tokį produktą. Taigi, neįdomu, niekas neklausys man. Bet kai pradėjom kalbėti, jinai pavarga nuo 3 valandų pokalbio, nes mes pradėjom gryninti unikalumą. O pasirodo, kad ten yra tiek momentų, kas tikrai rūpi klientui galutiniam,
kas tikrai padėtų pagerinti pardavimus. Mums užtruko 3 valandas, ir čia buvo tik tai vienas pokalbis. Jį pavargo. Aš jau kaip ir pripratęs, nes pas mane visą laiką būna tie pirmi pokalbiai su klientu po 2-3 valandas. 3 valandas kaip minimum. Toliau mes bendravom. Reikia. Taip, su vienu klientu mes bendravom, kuriant pozicionavimą, kiekvieną trečiadienį nuo 9 iki 12 valandos. Kiekvieną trečiadienį metus bendravom. Tam, kad išgryninti poreikį. Tai tikrai turi įtakos, kai klientas jau pamato tavo žinutę, nes tu tada žinai, kokios problemas yra būtent to kliento. Reikėjo. Taip, apie ką jis galvoja. Kokie, pavadinkim, skausmai, pain points angliškai, ne? Prieštaros. Tikrai taip. Tu gali viską tai išgryninti ir paskui panaudoti, dabar grįžtam prie SEO arba prie mokamos reklamos. Kai tu neturi strategijos arba tu neturi tokio pozicionavimo išgryninto, tu nežinai, ką komunikuoti. Tada tu komunikuoji. Mes dirbam kokybiškai, greitai ir pigiai. Ir žmogus mato, ačiū, o čia man pasiūlė kažkokias garantijas, kurios man reikėjo. Kažkokios, nežinau, su čiužiniais. Man pačiam teko pirkti čiužinę ir aš 3 kartus grąžinau, 2 kartus iš labai žinomo brendo, pavadinkim, kuris reklamuojamas televizijoje, YouTube. Tai tikrai žinau, kad tai būtų man privalumas tuo metu, jeigu būčiau žinos, bet niekas nesiūlė tuo metu tokios paslaugos. Tai čia bėdelė, kad aš nebuvau Easy SEO klientas. Mes, nežinau, ar mes būtume prie tokios išvados, bet čia yra kaip vienas iš pavyzdžių, kaip sujungti, dabar mes turime tą išgrynintą žinutę, ne? Tai dabar ją reikia ištransliuoti. Ką turėtum daryti? Aš turiu pagrindą, aš turiu žinutę ir gali jį testuoti. Tai arba online'as, arba tas pats tinklalapis, arba išorinės reklamos. Čia jau strateginiai klausimai. Būtinai tinklapyje turi būti, ne? Komunikacijai, tavo komunikacijai, kad jeigu aš žinau, kad man kažkas netiko, jūs pataisysit, nežinau, man tikrai teko pirkti čiužinį ne vieną kartą ir aš nebuvau patenkintas. Ir jeigu jūs galite tą problemą išspręsti ir jūs galite tai iškomunikuoti ir žmogus gali patikėti, pamatys, pavyzdžiui, atsiliepimus. Žinot, ką, man irgi buvo tokia problema, bet jie atvažiavo ir pataisė ir tai nėra aktorius, o tai tikras atsiliepimas. Taip, jį labai sunku gauti. Tikrą atsiliepimą. Pavyzdžiui, dėl to per mūsų pokalbį paskutinį mes buvom susitikę prieš 2 savaitės ir aš buvau pažadėjęs, kad aš išgryninsiu strategiją naujai paslaugai mūsų. Net ne strategija, o kad aš aprašysiu tą paslaugą. Čia būtent Google atsiliepimo generavimas, nepirkimas, kur tu sumoki žmogui, yra tikrai tokia paslauga. Mano paslauga, ten net paslaugos aprašymas nuo to prasideda, kad čia yra ne feikiniai atsiliepimai, kad tai yra tikrų atsiliepimų generavimas, kam tai yra aktualu. Praktiškai bet kuriam verslui, kur žmogus ieško apie tą verslą informaciją. Ypatingai mitybos, apgyvendinimo sektorius, tai ten be to niekaip. Viešbučiai, restoranai, kas generuoja atsiliepimus Google, ne? Kaip žmonės renkasi, tarkim, yra pora. Žiūrėk, ką darom savaitgalį? Davai nueinam kur nors. Kur eisim? Nežinau, išrink kažką. Ir pokalbio pabaiga dažniausiai būna tokia. Žiūrėk, aš ten pažiūrėjau, atrinkau, yra 2 restoranai, bet šitas turi daugiau atsiliepimų. Gerų. O čia parašė, kad kažkoks yra prastas aptarnavimas. Labai aišku, ką jie pasirinks. Tai čia būtų aktualu tiems, kas nori sugeneruoti tikrus atsiliepimus. Kaip ir paminėjau, nėra taip lengva sugeneruoti tikrą. Tai vėlgi turi pasigilinti į verslą, į strategiją, kokia strategija yra priimtina. Kaip padaryti, kad darbuotojai įsijungtų į atsiliepimo generavimą, nes jeigu yra restoranas, darbuotojai mažai rūpi. Pats turi paslaugą, kaip įmonės gali įgalinti tą klientų atsiliepimų generavimą, kad daugiau klientų atsilieptų apie jų veiklas. Mes sukūrėm sistemą, kuri padėtų, mes galim įsijungti aktyviai arba sukurti sistemą ir jie toliau patys sugeneruotų, imtų sistemą ir jie generuotų. Kaip tai atrodo? Ateina restoranas. Sako, žiūrėkit, pas mus yra per mažai atsiliepimų, mes norim paskatinti, kad žmonės daugiau rašytų, nes Google politika, Google business profilio politika yra tokia, kad tu negali pirkti atsiliepimų. Ir jie už tai gali tave ir užbaninti. Tai yra Lexeo irgi taip pat. Tokia sėkmybė, kiek girdėjau vienausim. Jeigu tavo konkurentas sužinos, kad tu moki arba pirkai atsiliepimus, jis gali paskusti ir tikrai dabar daug verslų gauna banus. Bet kaip padaryti, kad būtų tikrai atsiliepimai, kad tai žmonės rašytų,
Kaip Google žino, kad tai yra tikras atsiliepimas ar ne? Jeigu rašomas iš vieno telefono, iš skirtingų paskirų, iš vieno kompiuterio. Pagal IP. Pagal IP, vienas iš būdų, iš cookies. Vėlgi, ne? Tada turi, tas, kuris kūrė fake news atsiliepimus, turi pasirūpinti, kad tai būtų tik... Čia visa sistema turi būti. Taip. Nes pagal iš vieno kompiuterio tikrai užbanins tave. Gan greitai. Arba tiesiog tie atsiliepimai nebus publikuoti. Tai, ko reikia, kad Google priimtų tavo atsiliepimus. Nesiniai praeitą savaitę dariau video apie tai, kad čia tarp SEO naujienų SEO trečiadienis, kur minėjau prieš tai pradžioje, kaip verslui gauti daugiau atsiliepimų, tam viešbučiai restoranai. Reikia, kad žmonės, tikrai žmonės, kurie lankosi, kurie buvo tame restorane, Google žino pagal lokaciją, kad buvo. Žmogus buvo, parašė atsiliepimą ir tas atsiliepimas, nėra generinis, tai būtų, tu gali nieką nerašyti, bet jeigu ten žmogus paminėtų, kad, buvom, mes kažkas patiko, labiau atrodo kaip autentiškas atsiliepimas. Natūraliai žmogiškai. Natūralus. Kaip SEO klausimas? Dabar pozicionavimo palėtėm, tas atsiliepimų klausimą. Suvesti viską. Kaip viską suvesti? Apie ką yra Easy SEO? SEO vienas iš elementų yra programavimas. Sukurti labai gerą vidinį optimizavimą be programuotojo neišeis. Tam reikia turėti programuotoją ir visiems rekomenduoju, kas turi agentūras, turėti savo programuotoją komandoje, nes dažna problema yra žmonės ateina dėl SEO optimizavimo. Iškyla klausimas, o tai kas darys vidinį optimizavimą? Nes jeigu tu darysi bet kokius toliau veiksmus dėl SEO optimizavimo, nori gauti iš paieškos daugiau lankytojų, pardavimų, bet jeigu tu darysi visus veiksmus, bet nepadaręs vidinį optimizavimo, jokio rezultato nebus. Kokia forma vidinis optimizavimas vyksta? Jūs dabar žiūri verslininkas, kuriam čia mes šiaip keikėmės jau atsisėdę, kai su žmonių kalba. Už ką moka pinigus, kas tai yra? Jo, labai geras klausimas ir labai dažnai klientai nesupranta, už ką? Palauk, už ką? Mes patys galim. Tuo labiau, kad yra YouTube'as, yra įskaipiai kokie nors, kurie parodo man, va čia žalį dega. Ne? Tai ko dar reikia? Bet kažkodėl rezultatų Google paieškoje nėra. SEO specialistas turi padaryti auditą, kas yra negerai, programuotojas ištaiso, SEO specialistas... Krovimosi laikas, aš kiek žinau, yra tokie kriterijai tenais, tokie ten žymenys kažkokie, tais aprašymai, copywriterio reikalai. Čia copywriteris, mes kol kas apie programavimą, vidinis optimizavimas, kur yra sudėtingiausia. Tu gali meta tagus, tai yra meta pavadinimas, meta aprašymas gali pats pakoreguoti, nes ir programuotojas gali pakoreguoti. Bet kai reikia ištaisyti esminės klaidas, kur tu atidarai Google Search Console, kaip tik apie tai šiandien įrašiau video, kas yra Google Search Console, kaip verslininkų, kada reikia pajungti, tai turi būti pirmas žingsnis. Pradžioj dar prieš ketinant tinklalapį kurti, jau reikia jį pajungti. Praktiškai taip, bet aš kaip ir sakau, kad reikia pajungti tada, kai tu paleidai šiandien tinklapį, iš karto pajungti, nes ten renkasi labai svarbi informacija. Ir net jeigu dabar neplanuoju pats daryti SEO, bet kai tau prireiks, bus jau surinkti duomenys. Taip. Čia kaip analitikas. Ir apie tai būtent ir pasakoju, koks yra skirtumas, kad analitikas neparodo visko ir Search Console neparodo visko. Bet grįžtam prie klausimo, tai kaip čia viskas suvesti ir kodėl čia reikia už tą mokėti. Realiai, jeigu kalbam apie SEO optimizavimą, viskas sueina į darbus, kur turi padaryti žmonės. Programuotojas padaro savo dalį, tiesiog kodo optimizavimas, tada greičio optimizavimas, tai įeina. Struktūros optimizavimas, klaidų taisymas, nes čia apie tai galim be galo daug kalbėti, kas yra kokybiškas tinklapis. Bet... Tai nematomos dalis, bet tai, tam, kad Google geriau suprastų. Aš taip suprantu, kad SEO reikalinga dar ir tam, kad Google robotukai geriau suprastų, apie ką yra tinklalapis. Taip. Ir sakytų, kad šitas tinklalapis yra fainesnis negu kiti. Kai ateina robotas iš Google sistemos ir jis parsina, aplanko tavo puslapį ir nuskaito kodą. Skenuoja viską. Skenuoja kodą. Vienas iš kriterijų, apie kurį mažai kas kalba, dėl ko vidinis optimizavimas yra svarbus, vienas iš kriterijų yra, kad tu parodai Google'ui, kad tu nešvaistai jo resursų. Kai ateina robotas, jis eina per tavo tinklapį ir tu turi labai daug duplikatų, labai daug nereikalingų puslapių vidinė, kurį tu nepamatai, tik tai per auditą gali pamatyti. Bet akim, arba tu nežinai, kad tai yra spaminiai puslapiai, arba kad robotas tiesiog taško savo resursus ant skenavimo, ko nereikia skenuoti, pavyzdžiui, dinaminiai parametrai tinklapyje. Vėlgi, nesikeiksim. Google yra labai stiprus signalas. Tu nesusitvarkęs, aš grįšiu vėliau. O
Jeigu jis neaplankė visų tavo puslapių reikalingų, kaip jis gali žinoti, kad kad tu... paieškoji. Taip. Taip. Ir jis bendrai pažiūri, okei, čia yra prastas optimizavimas. Žinai ką, tikrai yra geresnių tinklapių, Kuriuos verta rekomenduoti, nes Google'as realiai tai rekomenduoja. ne pagal dizainą, o pagal, sakykim, kažkokį bendrą rodiklį, kaip tu susitvarkys, ar tikrai yra kokybiškas turinys, labai daug faktorių, bet bendrai daug nematomų dalykų, bet kiekvienam nematomų dalykui yra matomi įrankiai, kurie gali pamatuoti. Ir tam reikalinga žmogaus įdirbis, o tam reikalinga yra tam tikri kaštai. Ir net dirbtinis intelektas nepadės, kol kas nepadės. Koks turėtų būti biudžetas žmogui kreipiantis pas jūs ar apskritai SEO klausimų, norint daugiau parduoti, ką reikia, vis tiek reikia įdėti, šitoj sociume vis tiek yra mainai. Apie SEO tai yra investicija ilgalaikė, bet kokia atveju. Jeigu kalbam apie mokamą reklamą, pavyzdžiui, rezultatų reikia čia ir dabar. Turi būti mokama reklama. Arba tai yra Google Ads, arba tai yra vizualinė reklama. Google Ads turi irgi vizualinę reklamą, bet Facebook, Instagram, arba kas Lietuvoje populiaru, Facebook, Instagram, dabar TikTokas jau šiek tiek populiarėja. Šitie kanalai padeda tau gauti matomumą. Jeigu nori sutaupyti, jeigu nori mažiau mokėti ir turėti kaštų, tai tada gali pats pasidaryti visą reklamą. Bet tada tu turi išgryninti pats, kuom tu esi išskirtinis. Tikrai gali. Tai čia pas jūs jau įeina vos ne į paketą, kad jau paklausėt minimum. Kad nešvaistyt laiko, sakykim, mūsų klientų ir mūsų pačių, aš dažnai paklausiu praeidų pokalbį, kuris niekam nepatinka, o tai koks yra biudžetas. Nes už tą biudžetą aš galiu pasakyti, žiūrėkit, čia mes nieko negausim. Nes biudžetas bus išmėtytas taip ant visų darbų, kurie yra svarbiausi, kurie gali duoti gražos. Ir jeigu mes kalbam apie Google reklamą, tikrai ir SEO gali pats pasidaryti. Aš turėjau kursą, kur tu gali nusipirkti, kainuoja pigiau nei vienas mėnuo mūsų darbo, arba bet kurios agentūros darbo. Kursas kainuoja pigiau. Bet žmogus, kuris... Esi pats daryti. Žmogus, aš turiu ne vieną tokį, kuris išklausęs kursą, sako, tai palaukit, čia tiek daug darbo, čia aš turiu viską daryti. Sakau, jūs galite nedaryti. Konkurentai padarė. Tie, kurie yra aukščiau jūsų, jeigu mes kalbam apie SEO, jie padarė namų darbus. Dėl to jie yra aukščiau. Lengvas būdas sumokėti Google už kiekvieną paspaudimą ir atsidursi aukščiau. Jeigu tai yra mokama reklama, Facebookas, Instagramas, labai paprasta. Bet kiek ten pinigų deginasi? Taip. Konversija mažėja metai iš metų, nes konkurencija daugėja. Paspaudimai brangsta. Dėl to, kad vis daugiau žaidėjų, čia yra kaip aukcionas, vis daugiau žaidėjų prisijungia į tą žaidimą. Yra limituota vieta, apribota tikrai, kur gali būti rodoma reklama ir visi varžysi dėl parodymų. Ir jeigu tu, nesakykim, tiesiog transliuoji, kad aš toks pat kaip Jonas. Arba kaip dar kažkas. Tai tave irgi pažiūri, paklikina, labai naudinga būtų šiaip kiekvienam verslininkui, vertinant savo tinklapį, labai rekomenduoju pajungti nemokamą įrankį Microsoft Clarity. Galima pamatyti, kaip žmonės naršo. Arba Hotjar. Hotjaras yra mokamas. Kažkiek duoda nemokamai. Galbūt. Mes dažnai dabar klientui įdėgiam kaip paketą, čia nieko nekainuoja Microsoft Clarity įdėkti, prie paslaugos tiesiog prijungiam. Ir tada, kai jie pamato, taip naršo, ant tiek neįdomu, nes naršo telefonė, taip. Ir kaip tu užkabinsi, kaip tu pritrauksi dėmesį. Jie naršo panašiai ir Facebook'e. Čia pas Povilą vizualizacijų reikia copywriterių, reikia visko reikia. Copywritingas yra efektyvus tada, kai tu žinai, ką komunikuoti. Kai tu nežinai, kai prašiausia situacija, ko nerekomenduoju daryti. Kai žmonės užsako Facebook reklamą vienoje agentūrai, ten pavyzdžiui Google Ads kitoj, SEO dar trečioj agentūrai. Deja, Lietuvoje praktika yra tokia, kad tos agentūros nemėgsta komunikuoti tarpusavį ir nekomunikuoja, klientas neskatina tos komunikacijos, bet jeigu komunikuoja irgi yra trinčių, bent man teko dalyvauti, iš savo patirties pasakau. Nors klientai tikrai būtų naudinga, jeigu visi bendrautų ir turėtų bent kažkokią vieną bendrą strategiją, kas bus komunikuojama. Tai vieni daro savo, kiti daro savo, treti daro dar kažką savo ir tada visi nepatenkinti.
Kodėl? Tai geriau ateit pas Easy SEO ir jūs padarot ir Facebooką, ir Google, ir SEO, ir dar pozicionavimą padeda išgrinint, ir jeigu jau nenori, dar ir copywritingą padarysit. Copywritingas būtų vienas iš elementų. Strategija, tai pozicionavimas, unikalumas, išgrinimas, paskui per kokius kanalus komunikuosim. Kažkam labiau tinka, pavyzdžiui, jeigu tai yra drabužiai, labiau tiktų Facebookas. Jeigu tai yra, nors atrodo, žmonės ar ieško drabužių internete, paieškoja, tai Google paieškoja. Taip ieško, kaip vienas iš pavyzdžių, jeigu kas turi elektroninės parduotuvės, gali dabar pradėti imti ir naudotis, yra nemažai paieškų, brandinių paieškų. Yra koks nors prekės ženklas drabužių žinomas, ir žmonės žino tą brandą, suveda ir ieško. Ten yra mažesnė konkurencija, ne visada, bet gali būti mažesnė konkurencija, lengviau prasimušti ir tu būsi matomas pagal tą brandą, žmogus ateina ir renkasi jau iš tavo parduotuvės, jeigu jam patiks. Grįžtant prie biudžeto. Vis tiek reikia kažkokią numatyti. Mano komunikacijai, aš bandau visą laiką pasakyti, žiūrėkit, jeigu biudžetas yra kažkoks, kokį klientas pasakys, ko galima tikėtis. Jeigu tai biudžetas yra, nežinau, ateina žmogus, sako 100. Jeigu mes Lietuvoje, neįmanoma. Jeigu Lietuvoje 500, ar tai SEO, ar tai Facebook reklama, kažką tikrai galima padaryti. Jeigu tai 500 ir mes kalbam apie Ameriką, ir pavyzdžiui tai būtų draudimas arba kriptovaliutas. Kiek? 10 paspaudimų? Jo, kai kalbė apie Google reklamą, pavyzdžiui, paieškos reklamą, vienas paspaudimas tokio nišo kaip kriptovaliuto gali kainuoti $50–100. Ten advokatai irgi taip pat. Jo. Ten vidurkis yra $100. Paspaudė tavo konkurentas, nurašė tau 100. Ir tada tu turi būti ten tiek geras savo nišoje, kad turėti tą žinutę, ką tu iškomunikuoji klientui, kad nurašytum į konkurentų paspaudimus, pavyzdžiui, nurašytum į nuostolius, bet tau būtų pelninga gauti klientą, kuris ateina ir padengs. Būt minimum tam sąraše to matomumo. Tu turi būti ten tiek geras, kad net tie keli paspaudimai, kurie ateina, jie tikrai norės bent tau parašyti. Kas yra pačiam bloga rekomendacija? Jeigu gerai, kai aš suprantu, žmogus su biudžetu, su supratimu, kad reikia išsiskirti, reikia susistrateguoti. Bloga rekomendacija pavadinčiau gal tokį žmogų, kuris, nepasakysiu, kad neturi biudžeto. Jeigu neturi biudžetą, tokia situacija nelabai ką padarys. Bet man gal nesmagu dirbti su klientu, kuris nenori suprasti, kad tam, kad pasiekti rezultatą, reikia investuoti. Visur reikia investuoti, bet kur, gamyboje, darbuotoje, visą laiką kažkur tas... Tam, kad būti žinomu, reikia filmuoti video. Kaip vienas iš variantų. Eiti laidas, PR'as, video filmavimas kainuoja. Viskas kainuoja. Bet yra privalumas. Kodėl aš rekomenduočiau visiems sugalvoti, kaip įdarbinti video marketingą savo strategiją. Dėl to, kad Facebook reklama, YouTube reklama, video yra pigesnė nei baneriai. Baneriai, bet kas gali pagaminti? Video sudėtinga pagaminti. Brangiai kainuoja. Bet už tai paspaudimai, parodymai kainuoja mažiau. Ir ilgiau tarnauja. Ką ir mes dabar darom. Nes šitas video, mano įsivaizdavimo, kokius 7 metus minim, kad jisai suktus ir tau atgeneruotų rekomendacijas. Ačiū. Tai va, jeigu reikės daugiau pardavimų, daugiau aiškumo, galbūt ne pardavimo, o pavyzdžiui darbuotojų pritraukimo, tai irgi iš dalies labai daug užduočių gali išspręsti komunikacija. Tiek internete, tiek už jo ribų. Tai va, Easy SEO ir Vladimiras gali pagelbėti. Nieko nekainuoja mums parašyti, nieko nekainuoja paskambinti ir užduoti klausimą. Labai dažnai pasitaiko tokių situacijų, kai klientas paskambino, mes pakalbam net, būna, kad pusvalandį, būna pakalbam net kelias minutės, bet klientas padėkoja, ačiū, supratau, dabar žinau, ką daryti. Mes jam nieko nepardavėm. Ir žino, kur kreiptis, kur sugrįžti. Būna, kad jie grįžta po metų. Būna, kad po 2 metų. Namų darbus. Arba sako, aš dar pažiūrėsiu, ten kažką mačiau iš jūsų, pažiūrėsiu ir tada grįžau. Po 2 metų grįžtu, aš neprisimenu, kad jis skambino, kad kalbėjom. Tai ačiū tau labai. Kontaktai po šio video. Linkiu tau klestėti. Dėkui. Kaip jauties? Super. Matai, improvizacija. Matai? Labai sudėtinga, žinai, išlikti toje temoje. Vienoje temoje visą laiką šokinėja aplinkui. Čia jau yra darbas su savim.